O aš pažįstu tokį čiūvą Stepą, rajone apie jį visi tik plepa. Iš tikrųjų, jis mėgsta repą, nu ir popstačių, kartais šokia ant baltųjų kertis. Apsidalbašina ir sėda jis į mašiną, staliarkos biškį įlažina ir jei apsivers boku, nieko nėra amžina. Langai užtamsinti, pažiūrės piktai kelyje šūdą malsintų, ei. Kokius banksti, važiuoja jis ramiai beslenksti, bordiūrais, asfaltų, vakarop prie šniūrais, nahu, stovėti kamšti, dazai baltų. Ir gal tu nežinai, kad jis turėjo huligankę, dabar Renault turbo diesel, nes nelaimė jį aplankė. Ir huligankį pizė, blek, 4 kartus ant šono aplink savo ašį. Vis tiekos nuotrauką nešioja Stepas savo tašį. Nutašė mus kapšė kaip paskutinį, kad sustabdėm vientai. Jam litų ant 5, nu ir dar 2 centai. Vis vien tai investicija, kad netrukdytų jam milicija. Mašinų ger ir pusint, niekad nevežios tos pačios panos po rajoną pusint. Ir jeigu bus tik proga pabukati, progos to vadovų nepraleisis. Ne veltui Stepas 7 kartus prarado teisės. Ir štai dabar tai jau 8. O kai mašinos nėra, tai ir darbo nėra. O kai darbo nėra, tai ir pinigų nėra.